Žodžiu, merginos, šiandien turiu planą. Noriu, kad Nastė susitikinėtų su Romeo. O, Nastė. Merginos, aš nesu pasiruošus susitikinėti su Romeo. Nastė, ta prasme, ar tu ypatinga? Na ne, bet aš neįsivaizduoju savo santykių su Romeo. Nastė, tai bus įprasta, kaip ir visi kiti santykiai. Velnias, Nastė, nedvėjok, visi puikiai žinom, kad tu susirašinėjai su Romeo naktį. Aš paliksiu savo bučinį ant veidrodžio. Palauk, Diana, iš kur tu žinai? Supratau, tu perėjai per mano telefoną, kai miegojau, tiesa? Na... Taip, Nastė, lyg tu nesinaudotum mūsų telefonais. Taip, matėm viską per vaizdo stebėjimą. Žodžiu, Nastė, šiandien tu tikrai susitiksi su Romeo. Ir apie tai net neverta diskutuoti. O dieve mano, merginos, aš verksiu. Ar šiandien aš turėsiu vaikiną? Nastė, ko tu lauki, tai puiku. Na, įsivaizduok, greitai bus savaitgalis ir krepšininkai grįš namo pas mus. Ir tu būsi kaip įprasta. Vieniša sėdėsi ir gersi sultis. Taip, bet kokiu atveju Romeo atvažiuos. Mes visi kartu praleisime laiką. Taip, tai puiku, šokėjos, krepšininkai ir talismanas, visi kartu. Gerai, merginos, sutinku. O dieve mano, negaliu patikėti. Šiandien turėsiu vaikiną ir mano vienišės gyvenimas baigsis. Nastė, tu supratai teisingai, šiandien jau turėsi vaikiną. Tai puiku. Gerai, merginos, eime. Ten jau nuskambėjo pamokos skambutis, o mes čia dažomės lūpas. O dieve, merginos, ten? Diana, kas ten? Diana, ar ten Romeo? Ar pamatei vaiduoklį? Ne, merginos, ten policininkas Džordžas. O kaip mums dabar išeiti? O taip, jis rūpinasi, kad po mokyklos skambučio visi būtų klasėse ir niekas nesiblaškytų po mokyklą. Esam bėdoj, geriau buvo be policininko. Taip, Maja, bet mums reikia kažkaip išeiti, nes mokytojas Maikas supyks ant mūsų. Išeikime ir pasisveikinkime. Džordžai, sveiki. Jūs šiandien taip puikiai atrodot, gal kažkaip padės? O jis mūsų nepastebės? Taip, jis nepastebės, jis stovi tiesiai po durimis. Na, trumpai tariant, merginos, jūs ten kažką pagalvokite, o aš sėdėsiu ir verksiu iš laimės, kad turiu vaikiną. Na, viskas gerai. Vieną pamoką praleisiu. Ne, Nastė, praleisti nėra geras pasirinkimas. Merginos, mums reikia, kad kas nors mus iš čia išvestų. Kas? Visi yra klasėje. Na, galbūt trenerė Ebi. Ji vis tiek mūsų treniruočių salėje. Trenerė Ebi, sos, mums skubiai reikia tavo pagalbos. Na va, marškiniai kažkas naujo, šviežio. Turim tai, bet geriau buvo su marškinėliais. Tu taip pat gerai jausiesi su marškiniais. Ką zuikės man atsiuntė? Trenerė Ebi, sos, mums skubiai reikia tavo pagalbos. SOS, talismanui čia reikia pagalbos, nenoriu treniruoti su tokiais marškinėliais. Talismanė, nevaidink. Merginos, kas jums atsitiko? Turėtumėt būti pamokoje. Merginos, kas jums atsitiko? Turėtumėt būti pamokoje. Trenerė Ebi, žinai, mes įstrigome su merginomis tualete ir mes negalime išeiti, nes už durų stovi policininkas Džordžas. Taip, ir jis laikosi disciplinos, o dabar bus barimas, kad mes ne pamokoje. Padėk mums. Bus priekaištai ir nuo trenerės Ebi, ir nuo Džordžo. Nagi, merginos, jau būtume turėję vieną pamoką tualete. Ne, Nastė. Merginos, nusiraminkit, dabar viskas bus gerai. Trenerė Ebi išves mus iš čia. Trenerė Ebi, ar padėsi mums? Nežinau, kaip atitraukti policininko Džordžo dėmesį, kad mes išeitume. Nežinau, kaip atitraukti policininko Džordžo dėmesį, kad mes išeitume. Tualete valandėlę nereiktų dažytis lūpų. Trenerė Ebi, o kaip dėl marškinėlių? Šiandien tu treniruojasi su marškiniais. Gerai, su šitais, tai su šitais. Iš tikrųjų, pučiai, pažastis. Sveika, trenerė Ebi. Sveikas, Džordžai. Išeikit. Trenerė Ebi, išeikit. Sveiki. Sveiki, Džordžai. Džordžai, tai mano mokinės ir jos įstrigo tualete. Nieko nematėjai. Sveiki. Džordžai, tu nieko nematėjai. Aš pati su jomis susitvarkysiu, kodėl jūs vėlavo į pamokas. Bet tai mano darbas. Gerai. Na ką, Knopačka, iki pasimatymo. Ebi mus tikrai išgelbėjo. Taip, tu šaunė. Jūs esate 3, o aš viena. Einam į klasę, merginos. Taip, eime. Gerai, Knopa, sėkmė. Susitiksim per pertrauką. Iki pasimatymo. Dabar visi žinos, kad aš vėluoju. Sveikos, zuikės. Mokytojau Maikai, kodėl Džordžas leidžia joms vėluoti? Merginos, kodėl vėluojate? Nedelsdami su jumis susitarkime. Mokytojau Maikai, mums ką tik tualete užstrigo spyna. Taip, sėdėjau ant tualeto ir laukiau, kol merginos sutvarkys spyną. Sutvarkėm ir išėjom. Ar galim atsisėsti? Atsisėskite, tik darykite taip, kad spyna daugiau neužstrigtų, gerai?
Mokytojau Maika, žinau, kad joms užstrigo užraktas. Tai sena istorija. Jos tiesiog tualete dažėsi lūpas ir jos paliko bučinius ant veidrodžių. Puiku, Lelė. Iš kur tiek daug žinai? Maja, kameros. Dima, ką? Ar gali pereiti į kitą pamoką, kurioje sėdi Zalina, o ji gali sėdėti čia? Ką tu turi omenyje? Tiesiog noriu kažkaip su jais susitaikyti. Kosti, ar tu viščiukas? Aš nesu viščiukas, aš tik noriu pasitaisyti. Kosti, atsiprašau, tu žinoma mano draugas, bet aš nekeisiu savo vietos. Man patogu čia prie galinio stalo. Gerai, Dima, tada aš pasikeisiu su Tomu, kad būčiau netoli Zalinos. Kosti, nesikeisk su Tomu, šis Tomas viską nukopijuos nuo manęs. Taip, Kosti, draugystės nereikėtų keisti santykiais. Mokiniai, pakalbėkime apie naujus metus prieš pamokos pradžią. Ar jūs domina ši tema? Taip. Nuspręskite, kur sutiksite naujus metus. Turite pasiūlymų? Turiu idėją, kadangi mokykloje turime skirtingus kolektyvus, manau, kad kiekvienas šių turėtų švęsti naujus metus atskirai. Taip, nes mums, zuikiams šokėjams, nėra smagus švęsti su futbolininkais. Sutinku, pavyzdžiui, mūsų talismanas yra toks, zuikės, šokėjos ir krepšininkai, tai viskas. Kaip šauniai tu sugalvojai, zuikė. O kas jūs prižiūrės? Mokytojau Maikai, turiu kitą idėją. Puiku, Lelė, pasiklausykime jūsų, esu tikras, kad tavo idėja bus geresnė. Mokytojau Maikai, aš siūlau mokykloje surengti naujųjų metų programą, o tada visi kartu važiuosime slidinėti. Kodėl taip reaguojat? Jūs tiesiog norite pabūti kur nors namuose. Puiku, Lelė, ar dar kas nors turi kokių idėjų? Turime. Mano idėja geriausia, mokytojau Maikai. Puiku, taigi mes pasirenkame Lelios idėją. Šaunu. Kokia mūsų pamokos tema, mokytojau Maikai? Šiandien kalbėsime apie polimerus. Nagi, Romeo, kada tu paprašysi Nasios būti tavo mergina? Na, mes vieną kartą susirašinėjome žinutėmis ir ji pasirodė faina. Nagi, naujuosius metus švęsime kartu, arba tu nebe su mumis. Taip, Romeo, kuris nėra su pora, yra nereikalingas, o gal nori naujųjų metų išvakarėse sėdėti virtuvėje ir gerti sultis bei žiūrėti pro langą? Taigi, eik, šiandien turi pateikti Nasiai pasiūlymą tapti tavo mergina. Gerai, vaikina, aš kažkaip išsiaiškinsiu. Grūša, Karina, užsimerkite, čia yra vyrų pokalbis. Romeo, tu toks didelis ir bijai užmėgsti santykius? Žuža, aš nesupratau, ar ketini nuo manęs bėgti? Jana, ko tu nori? Žuža, džiaukis, kad esi tokia maža ir dabar aš tau trenksiu į spintelę. Tai daryk taip. Žuža, klausyk manęs, po šios pamokos tu prieini ir pasirašai, kad praleidai 2 pamokas. Jana, aš nepraleidau, aš buvau chore. Ar yra koks įrodymas? Ar reikia įrodyti gerai? Grūša ir Karina, pasakykite jai, kad aš buvau chore. Sorry, Žuža, bet tu nebuvai chore. Ačiū, merginos, tą patį šiandien padarysiu ir jums. Ačiū, merginos. Aš taip ir žinojau, kur buvot. Gerai, aš sprendžiau dalykus su savo vaikinu Bravašiu. Mes su juo nesutarėm. Taigi Bravastis atsiras ir duos 2 parašus už pamokų praleidimą. Leisk Žužai pačiai pasirašyti, ne aš kaltas, kad Žuža manęs nepaleido. Ji tokia maža ir manęs nepaleidžia. Todėl ir bijau, visa tai yra demonstracija. Ne, aš dar nenoriu susitikinėti su Nastė. Gaila, Romeo, taigi tu su mumis nebebūsi per naujus metus. Timūrai, kodėl tu jokies, tu taip pat neturi merginos? Štai kodėl tu neteini į naujuosius su mumis. Neturiu merginos, bet persekioju Dianą. Oi, vaikeli, klausyk, užtenka kalbėti apie tą patį. Pamatysi, Diana bus su manimi iki naujųjų metų, o tu, Romeo, galvok apie santykius, nestumnik manęs. Ei, mes nebaigėme pokalbio su tavimi. Diana, ar neįsi į kavinę, nupirksiu tau latę? Klausyk, vaikeli, jeigu tu nebūtų mano brolis, aš dabar tave trenkčiau šitą sieną. Einam jau pasirašyti. Žinot ką, merginos, aš jums to neatleisiu. Atsiprašom, Žuža, bet mes nenorim būti sugautas dėl tavęs. Pica viršus. Viskas, merginos, dabar baigėme gerti limonadus ir einam pas krepšininkus. Nastė, ar tu pasiruošus? Talismane, nekramtyk man į ausį. Šie ledai labai skanus. Velnias, merginos, taip aš pasiruošus, bet mano širdis plaka taip stipriai. Palieskit. Taip pat kaip visada. Mano širdis plaka kiekvieną dieną. Taip šaunu, kai turi santykius. Talismane, kramtyk garsiau, man labai patinka traškėjimo garsas. Oi, tai taip liūdnai miela. Oho, jie labai myli vienas kitą. Draugai, ką užsisakysit? 2 dubenėlius. Susirinkime 10 iš ten ir 10 iš čia. Gerai. Jūs draugai pasidarėt? Taip. Kaip šaunu, kad susikūrėme, tačiau kai kuriems žmonėms tai nepatinka. Na, išgerk karšto šokoladą. Aš nenoriu. Na, išgerk latę. Aš nenoriu. Gal veganiškos picos? Ne. Nustok jaudintis dėl Kostos ir Zalinos. Žinai, Dima, tavo draugas pirmiausia turi santykius, o tu? Jūsų draugystė su Kosti yra pirmoje vietoje, tai neteisinga.
Ačiū, draugės, už palaikymą. Šizalina yra išdavikė. Ji ir aš buvome draugės. Kostė grįžo, draugystė baigėsi. Visada taip, Loren. Bet mes visada čia. Taigi, merginos, noriu, kad padėtumėt man parašyti meilės laišką mūsų naujam policininkui Džordžui. Blondie, jis tavęs net neprisiminė, o tu jam rašai meilės laišką? Aš noriu tai padaryti pirma, kol kas nors kitas jam nepradėjo patikti. Blondie, o gal jis jau turi merginą? Ne, aš jau viską patikrinau. Socialinėje erdvėje jo statusas sako, kad jis yra vienišas. Nu ir ką, pas mane irgi parašyta vienišas. Ką? Gerai, šiandien pakeisiu į statusą santykiuose. Zupai, o koks tavo statusas? Aš nesu socialiniuose tinkluose. Tu mano mažoji varlytė. Matai, Zupas vis dar nėra socialinėje erdvėje. Aš persigalvau, noriu visiškai ištrinti visą jūsų socialinę mediją. Stela. Sveiki, paaugliai. Na, zuikės, aš kalbėjausi su Maiku. Aš kalbėjausi su Džordžu. Tai ne pirmas kartas, kai vėluojate į pamokas, nes dažotės lūpas. Jūs negalite taip daryti. Trenerė Ebi, vadinasi, tu mūsų neišgelbėjai. Ne, merginos, pasidarysi tai pačios. Tai ne pirmas kartas. Gerai, trenerė Ebi, mes supratom. Mokykloje lūpų dažų nenaudosime. Būsime natūralios. Ar laiminga, trenerė Ebi? Nastė, nekalbėk su manimi taip. Jūs esat zuikės šokėjos, esat visiškai žūlios. Pica, pagamink man didelę veganišką picą. Aš įstempus. Gerai, trenerė Ebi? Nagi, pica, paskubėk, trenerė Ebi pyksta. Kodėl kavinė tokia užkišta? Neturit ką veikti? Zalina, man jau 19. Kostio, man 21. Trenerė Ebi, tokia pikta, ji turėtų būti savo medaus mėnesį su ponu Maiku. Jie susipyko. Tikrai? Oho, mes to nežinojom. Merginos, ar nepastebėjot, mokytojas Maikas net nusiėmė žiedą. Merginos, jūs iš vis nežinote, kas vyksta mokykloje. Varšė, trenerė Ebi. Dabar aišku, kodėl ji tokia pikta. Maikas, žinoma, taip pat myli gyvūnus, bet 3 šunys būti yra per daug. Esu alergiška kailiui. Gerbiamas Džordžai, Blondie rašo tau. Tu prisimeni mane ar ne? Blondie, tu rašai nesąmonės, rašyk šiuolaikiškai. Sveikas, Džordžai, aš Blondie, noriu pakviesti tave į pasimatymą. Ar tai taip paprasta? Iš karto klausti dėl pasimatymo? Jei būčiau tu, Blondie, aš nerašyčiau raštelio, prieičiau ir paklausčiau, ką tu šiandien veiki, Džordžai? Ar nori į kiną? Tegul Blondie pati sprendžia, kodėl nuolat duodate jai patarimų. Taip, aš tai padarysiu šiandien. Užlipsiu ir pasakysiu jam. Brangus Džordžai, ką tu šiandien veiki? Gal nori į kiną? Oho, Blondie, įsivaizduoju, kad tavo vaikinas yra Džordžas. Aš irgi galiu įsivaizduoti. Oho, kaip būtų visi šokiruoti. Na, Nastė, ar tu pasiruošus? Taip, merginos, aš pasiruošus. Na, tada siunčiu balso žinutę krepšininkams. Tegul jie tempia Romeo čia. Velnes, negaliu patikėti. Aš turėsiu santykius. Taip, Nastė. Krepšininkai? Merginos ir aš laukiam jūsų rūbiniai. Atveskit Romeo čia. Jau laukiu, man patinka, kai susikuria nauja pora. Na, aš nerimauju. Nesijaudink, Nastė, viskas bus gerai. Ir įsivaizduokite, Romeo atsisakys, nenorėtų susitikinėti su Nastė. Ne, talismanė, jis nori Nastės. Jis perskaitė. Kągi, laukiam krepšininkų. Velnes, merginos, duokit man makiažo. Aš dabar atsigriepsiu. Prašau, greičiau, Nastė, prašau, pasiim. Fu, dar 20 minučių ir aš pietausiu. Mano pilvas jau taip gurgia, nieko negaliu padaryti. Sveikas, Džordžai. Ar tu saugai mokyklą, taip? Taip, aš saugau, o ar tu ko nors Mes norėjai? manėm, kad tu alkana, štai tau krepšelį iš kavinės ir latė. Ačiū, merginos, esu labai patenkintas. Koks tavo vardas? Blondie, aš esu varlių komandos kapitonė. Ačiū to, Blondie, buvau tikrai alkanas. Nėra už ką, mėgaukis maistu. Na, sakyk, na, tegul jis pakramto. Kodėl tu lauki, kol jis kramto? Kalbėk. Nagi, kol jis malonus. Merginos, ar yra dar kažkas? Blondie, pirmyn. Tai kodėl palikot mane vieną? Džordžai, ką tu veiki šį vakarą? Norėjau pakviesti tave į kiną. Filmą su policininkais. Filmas su policininkais yra šaunu, bet gal geriau eikime į kokią komediją. Na? Taip, į komediją. Džordžai, atėjo pas mus sudegė mokykla. Taigi, po mokyklos eisime į kiną. Taip, po mokyklos. Sveikinu, Blondie. Šį vakarą einu į pasimatymą. Varlė šiandien eina į pasimatymą. Varlė į pasimatymą. Sveikinam. Aš myliu krepšelius. Merginos, palaikykit mane, aš apalpsiu. Blondie, visa tai yra meilė. Na, viskas, Romeo, eik.
Na gal ne, nebijok, Romeo, merginos mums atsintė balso žinutę, bet kokiu atveju dėl priežasties. Nagi, susikurk porą ir viskas bus puiku. Ir jei atsisakysi, manysiu, kad esi bailys. Gerai, vaikinai, užeik. Merginos, mes čia. Na ką, Romeo, ar tu pasiruošęs? Nagi, ženk pirmą žingsnį. Nes jūs visada slepiatės vienas nuo kito. Nagi. Oho, kas negerai su Romeo, taip jis toks stiprus, o kalbant apie santykius toks silpnas. Visada žinau, kad jis silpnas. Labas, Romeo, perskaičiau žinutę, kurią man atsiuntei vakar vakare. Tai taip miela. Puiku, džiaugiuosi, bet tu man neatsakei nieko. Romeo, Nastė tau atsakys, kai paprašysi jos draugauti. Taigi? Romeo, ateik pas Nastę ir pasakyk jai, Nastė, noriu, kad taptum mano mergina. Viskas taip paprasta ir taip gražu. Nagi, Romeo, paprašyk. Taigi, leiskite man susikaupti, tai nėra taip paprasta. Romeo negali apsispręsti. Jis tiesiog drovus. Romeo, aš jaučiuosi nejaukiai. Kodėl tu tyli? Romeo prisipildė burną vandens. Romeo, išspjauk. Vaikinai, nusiraminkite, Nastė, ar tu pasimatytum su manimi bent kartą? Ar būsi mano mergina? Palaukit, dar nedaviau atsakymo. O, prasideda, jis sugrius 2 valandas, o mes stovėsime čia ir lauksime. Tylėk, Zakatai. Na, Nastė, na. Nastė, be vaidinimų. Taip, paskubėk, pradėkit susitikinėti ir šią savaitę eikime į mano namus švęsti antrosios poros. Mažutė, turiu prašymą, laikykis atokiau nuo Timūro, jis išprotėjęs. Smalkiai, apie kokias nesąmonės tu kalbi? Aš rimtai, jis tave persekios ir norės vėl su tavimi susitikti iki naujųjų metų. Nieko, jis mane pasiekios ir sustos. Nastė, pirmyn, mes laukiam. Taigi, Romeo, jei nori susitikinėti su manim, turi 3 taisyklės. Taigi, pirmoji taisyklė, niekada nenešiok mano rankinės, atrodo baisiai. Taip. Gerai, sutinku, moterišką rankinę nešti man nereikia. Antroji taisyklė. Antroji taisyklė, nepalik man bučinių ant kaklo, nes tėtis mane nužudys. Tai lengva, Nastė, galiu susitvardyti, aš pasiruošęs išgirsti trečią taisyklę. Talismane, antra Nastės taisyklė taip pat liečia ir tave. Maja, ant tavo kaklo nebus ne vieno slapuko. Ir trečia taisyklė, labai mėgstu šviežias gėles. Štai kodėl tu kiekvieną dieną man turi dovanoti gėlių, jei priimsi mano 3 taisyklės, aš pasiruošusi tapti tavo mergina. Kodėl jūs, merginos, visada sugalvojate tam tikras taisyklės? Mes, vaikinai, susitinkame su tavimi be taisyklių. Smalkiai, nes mes mergaitės ir mes turime taisyklės. Romeo. Romeo sutinka. Na tada aš jūs sveikinu. Dabar tu turi nuostabią merginą. Sveikinam! Maniau, kad jis išsigas ir išeis. Tu tai padarei, žmogau. Na viskas, sveikinu mus visas merginos. Dabar mes visos turime vaikinus ir tai puiku. Diana, tu pamiršai apie Timūrą. Jis įsižeidė. Aš tau sakiau, jis išprotėjęs, jis užtrenkė duris. Gerai, draugai, turime puikų renginį šią savaitę. 2 naujos poros. Siūlau eiti į mano namus švęsti. Kas už? Mes už. Puiku, tada mes einame į mano namus. Draugai, po savaitės turime 2 naujas poras, tai taip šaunu. Spauskite like, prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir laukite mūsų naujos šaunios serijos. Iki pasimatymo ir ate!